Labai atidžiai klausykis, nes tai, ką tuoj pamatysi, gali visiškai pakeisti tavo vaismedžių dauginimo būdą. Su šiuo geliu galėsi tiksliai padauginti tuos medžius, kuriuos pats pasirinksi. Jis pagamintas iš natūralaus gluosnio ekstrakto ir stebėtinai stiprina šaknų vystymąsi. Tai nesėkmės reikalas, tai gerai pritaikyta biologija, o dabar parodysiu, kaip tai padaryti žingsnis po žingsnio. Taigi, pirmiausia pažiūrėsime, kokių medžiagų mums reikės. Iš karto pasakysiu, kad čia nėra nieko keisto ar sudėtingo, viską labai lengva rasti. O jei nežinai, kur tai rasti, žinau, aprašyme paliksiu viską, kad turėtum po ranka. Prireiks džiovintų gluosnio lapų maždaug 2 valgomųjų šaukšto. Prireiks matavino ąsočio, kad paruoštume 1 litrą vandens, tai bus tikslus kiekis, su kuriuo šiandien dirbsime. Naudosime neutralų agarą, be dažyklių ir priedų. Jį labai lengva rasti, jis nebrangus, o dar pravers daugenui būsimų dauginimų. Taip pat prireiks smulkaus sietelio, kad užpilas būtų visiškai švarus. Dirbsime su mažais, tvirtais plastikiniais maišeliais. Šiuos naudosime rozmarino metode. Taip pat prireiks šiek tiek didesnių maišelių, kuriuos vėliau naudosime su avokadu ir citrinmedžiu. Maišeliams pritvirtinti naudosime vieliutės arba plastikinius užspaudėjus, ką tik turime po ranką. Rekomenduoju, kad jie būtų švarūs ir geros būklės, kad išvengtume bet kokios taršos. Žinoma, reikės gerai pagalasto ir dezinfekuoto peilio. Tai yra labai svarbu. Dirbame su žaizdomis, todėl negalime apleisti higienos. Taip pat prireiks maltos cinamono, kurį tiesiogiai tepsime ant pjūvių ir dar naudosime prevencinėje priemonėje, apie kurią vėliau papasakosiu. Ir purkštuvą. Ir galiausiai augalinis inventorijus. 3 rozmarino ūgliai, 1 avokado medelis ir 1 citrinmedis. Turėdami viską paruoštą, dabar galime ruošti pagrindą ir tikrąją visos šios sistemos paslaptį. Dabar užverdame litrą vandens. Kai pradeda virti, įdedame 2 šaukštus džiovintų gluosnio lapų ir gerai išmaišome, kad viskas susimaišytų. Išjungiame ugnį ir paliekame, kad gerai pritrauktų. Dabar viską perkošiame, kad gautume visiškai švarią užpilą. Norime pašalinti bet kokius organinės medžiagos likučius, lapų ar dalelių likučius. Ir dar reikia prisiminti vieną svarbų dalyką. Kadangi vanduo buvo užvirintas, mes pašaliname bet kokią galimą patogenų raidą, kuri galėjo būti tiek vandenyje, tiek pačiuose gluosnio lapuose. Kai užpilas visiškai švarus, vėl uždedame jį ant ugnies. Dabar tiesiogiai įdedame agarą, 2 nedidelius nubrauktus arbatinius šaukštelius, nei daugiau, nei mažiau. Prisimink, kad agarą gali rasti aprašyme čia apačioje. Tai yra tikslus kiekis, kuris leis užpilui sustingti, įgauti tirštumą ir tapti stabilia terpe. Gerai išmaišome ir kai pradeda virti, tiksliai 2 minutės maišome, nenustodami. Praėjus toms 2 minutėms nuimame nuo ugnies ir paliekame šiek tiek atvesti. Nenaudosime jo ką tik užvirusio, bet ir ne visiškai sustingusio, nes atvėsęsis galutinai sustingsta. Tačiau net jei parmžį agaras atvėsta ar sustingsta, visiškai nieko blogo nenutiks. Tiesiog vėl pašildai ir jis vėl ištirpsta. Taigi idealiausiai jį naudoti, kai jis dar šiek tiek šiltas ir vis dar skystas. Kol pasieks tą tobulą būseną, pradedame nuo pirmojo metodo. Pradedame nuo rozmarino. Šiam metodui naudosime 3 mažus ir tvirtus maišelius. Pasirenkame 3 sveikas rozmarino šakeles, kurių ilgis maždaug nuo 10 iki 15 cm. Pirmiausia, nuvalome apatinę dalį, pašalindami lapelius toje vietoje, kuri bus maišelio viduje. Būtent čia norime, kad išaugtų šaknys. Dabar švariai nukerpame pagrindą gerai dezinfekuotomis genėjimo žirkslėmis. Ant pjūvio vietos užberiame maltos cinamono, tik ant atviros vietos. Nereikia užberti viso stiebo, tik pačią žaizdą. Cinamono milteliai padeda apsaugoti pirmosiomis savaitėmis, sumažindami grybelinių problemų riziką. Dabar paimame maišelį ir čia prasideda visa paslapties esmė, kurią dalinuosiu su jumis visais. Pirmiausia, pripildome jį anksčiau paruoštų gelių, įdedant maždaug iki pusės maišelio. Kai jau turime gelio viduje, įdedame į maišelį pjūvio apačią, įsitikindami, kad visa pjūvio vieta būtų gerai padengta. Taip, gelis visiškai apgaubia audinį ir nuo pat pradžių užtikrina nuolatinį drėkinimą. Dabar užrišame maišelį, kad jis būtų sandariai uždarytas. Ta patį procesą tiksliai pakartojame su kitais 2 ūgliais. Tada sudedame 3 maišelius į indą taip,
kad jie būtų nukreipti į viršų arba pusiau vertikaliai, kad gėlės liktų stabiliai dugne. Dabar ieškome didelio plastikinio maišo, kad sukurtume mažą šiltnamio efektą. Prieš įdedant juos vidun, lengvai apurškiame visus 3 ūglius natūralių cinamono pagrindų pagamintų fungicidų, kurio paruošimą parodysiu vaizdo įrašo pabaigoje. Užtenka lengvai nupurkšti. Visą rinkinį įdedame į didelį maišą ir uždarome. Ir viskas. Gėlis pradės tinkti, o ūglių bus suteikta tai, ko jam reikia – natūralios auksinų medžiagos ir nuolatinė drėgmė pjovio pagrinde. Nuo šiol priežiūra labai paprasta. Kas 3 ar 4 dienas atidarome, patikriname, ar viskas gerai, lengvai nupurškėme natūraliu prevenciniu purškalu ir vėl uždarome maišą. Labai svarbu sistemą laikyti vietoje, kur nėra daug vėjo ir kur sklinda netiesioginė šviesa, visada pusiau pavėsyje. Maždaug po 10 dienų pradėsime matyti pirmuosius rezultatus. Pastebėsime visiškai įsišaknijusius ūglius su baltomis, aktyviomis šaknimis, augančiomis tame gėlyje, kuris turi idealią konsistenciją, vystytis be jokių problemų. Ir kai tai įvyksta, pradedi suprasti, kaip veikia šis itin veiksmingas metodas, leidžiantis padauginti bet kokį norimą augalą. Argi tai nėra tikrai neįtikėtina? Dabar, kai jau žinome, kad šiuo gėliu šios augalus galima labai lengvai dauginti, pereikime prie antrojo metodo, kuris dar įdomesnis. Šis metodas labai įdomus ir ypač gerai tinka tokiems medžiams kaip avokadas, nors jį galima taikyti ir citrusiniams, mangams bei daugeliui kitų sumedėjusių rūšių. Pirmiausia, pasirinkime sveiką avokado medelio šakelę. Mes jos visiškai nekeipsime. Padarysime dalinį pjūvį, tai yra įpjausime šakelę maždaug iki pusės jos storio, tiek, kad priverstume augalą reaguoti, bet nenutrauktume jos nuo medžio. Šį pjūvį atliekame gerai dezinfekuotomis genėjimo žirklėmis. Šakelė lieka prijungta prie medžio, toliau gauna syvus, tačiau dabar mes sukeliame strateginę žaizdą, kuri privers ją leisti šaknis. Padarius pjūvį, gerai apibarstome visą žaizdos vieto maltą cinamono žievele. Labai svarbu gerai uždengti atvirą audinį, kad ateityje išvengtume grybelinių ligų. Dabar paimame mažą maišelį. Jį pripildame maždaug šiek tiek daugiau nei per pusę anksčiau paruoštų gluosnio gėlių. Tas gelesis yra terpė, kurioje vystysi šaknis. Atsargiai šiek tiek praplečiame šakelės pjūvį ir įkišame tą vietą į maišelį, įsitikindami, kad žaizda visiškai liestusi su gėliu. Kai maišelis jau vietoje, tvirtai jį pririšame prie šakelės. Maišelis turi būti gerai pritvirtintas, be nuotekio ir nejuda. Prieš uždengdami, lengvai apipurškėme vietą natūraliu fungicidu, kurio paruošimą parodysiu vaizdo įrašo pabaigoje. Užtenka lengvai perbraukti. Dabar visą vietą uždengėme juodu maišeliu. Tai svarbu, nes taip apsaugome nuo tiesioginių saulės spindulių, geriau išlaikome drėgmę ir sukuriame stabilesnę aplinką šaknų vystymuisi. Ir štai, viskas paruošta. Dabar belieka tik laukti. Maždaug po 8 savaičių, o kartais ir po 9 ar 10, priklausomai nuo rūšies, pradėsime matyti rezultatą. Avokadui, kuris yra reiklesnis, gali prireikti šiek tiek daugiau laiko. Tačiau atidarę maišelį, randame išsivysiusias baltas aktyves šaknis, kurios jau ieško, kaip ištrūkti iš tos vietos. Stiprios šaknis, kurios jau prašosi į žemę. Ir čia svarbus dalykas – tai yra klonas. Iš esmės tai yra atlankas, tačiau šiuo atveju naudojama daug stabilesnė terpė ir sėkmės tikimybė yra gerokai didesnė nei naudojant įprastą substratą. Ar pastebi skirtumą? Dabar pereikime prie trečiojo metodo. Šiuo atveju tai darysime citrinmedžiui, naudodami klasikinę oro atlanko techniką, bet patobulintą mūsų auksino giliu. Pasirenkame stiprią ir sveiką šaką. Pirmiausia, padarysime 2 pjūvius aplink šaką, maždaug 2 cm atstumu vienas nuo kito. Tarp tų 2 pjūvų visiškai pašaliname žievę. O dabar ateina svarbi dalis. Nugrandome kambi tą blizgantį sluoksnį, kuris yra iškart po žievę, tą blizgesį, kurį matome čia. Tai labai svarbu, kad augalas neužgytų ir būtų priverstas tame taške išleisti šaknis. Kai vieta visiškai nuvalyta, ant visos žaizdos užberiame maltos cinamoną. Labai svarbu gerai uždengti atvirą audinį, kad apsaugotume per pirmąsias savaitės. Dabar ruošiame maišelį. Šiuo atveju naudojame šiek tiek didesnį maišelį ir nupjauname jo apatinę dalį, kad sukurtume savotišką rankovę. Kam tai darome? Kad galėtume įkišti šaką iš viršaus.
Maišelį užmauname ant šakos tol, kol tiksliai pasiekiame žaizdos vietą. Kai maišelis jau vietoje, apačioje, tiesiai po žaizda, užrišame tvirtą mazgą. Gerai priveržiame, kad viskas būtų sandaru. Dabar į maišelį įdedame pašildytą gluosnio gelį, įsitikindami, kad jis visiškai padengtų žaizdos vietą. Kai matome, kad žaizda visiškai padengta geliu, viršuje užrišame antrą mazgą. Taip visiškai užsandariname orą aplink šakę. Ir pabaigai, dar kartą lengvai nupurškėme visą išorinį plotą prevencinę priemonę. Dabar jau galime visą konstrukciją uždengti juodu maišeliu. Tai padeda blokuoti šviesą, išlaikyti drėgmę ir sukurti dar stabilesnę aplinką. Gerai pritvirtiname mazgus, viską sureguliuojame ir dabar belieka laukti. Maždaug po 6-8 savaičių pradėsime matyti kažką įspūdingo. Netrukus pradėsime matyti labai gausias šaknis, besiformuojančias gėlyje su natūraliomis hormoninėmis medžiagomis iš gluosnio. Tai leidžia mums išvengti tradicinio orinio sluoksniavimo priežiūros ir suteikia galimybę gauti visiškai naują vaismedį. Kai šaknis bus gerai susiformavusias, nupjaunę apatinėje dalyje ir viskas. Jau turime savo medį paruoštą sodinimui. Dabar paruošime natūralią prevencinę priemonę, kurią naudojame iki šiol. Tai labai paprasta. Reikia 1 litro vandens. Įberiame žiupsnelį maltos cinamono, gerai išmaišome ir perkošiame per ploną audinį arba kavos filtrą, kad būtų visiškai švaru. Supilame į purkštuvą ir viskas. Dabar mūsų natūralus fungicidas visiškai paruoštas naudojimui. Jei žiūrėjai iki čia, labai norėčiau, kad paspaustum patinka šiam vaizdo įrašui ir pasidalintum jo su kitais žmonėmis, kurie taip pat myli augalus kaip ir mes, bei su tais, kurie mėgsta sužinoti daugiau apie vaismedžius. Tavo palaikymas padeda mums ir toliau dalintis tokiamis patarimais ir paslaptimis kaip šis. Ir nepamiršk, jei dar neužsiprenumeravai, prenumeruok žemiau ir junk varpelį, nes laukia dar daug labai įdomių vaizdo įrašų. Tiek šį kartą pasimatysime kitame vaizdo įraše.